Liepa motinėlė – viena seniausių liepų Lietuvoje. Kai prieš 300 metų miške kūrėsi Braziūkų kaimas, medelis buvo dar visai mažas. Kaime augo ir daugiau liepų, jose perėdavosios pelėdos, tačiau išlikusi tik viena – Liepa motinėlė. Vietos gyventojai ją keldavę kryžius, prie kamienų tvirtindavę lenteles su reikšmingomis datomis. Prie jos rinkdavosi 1863 metų sukilėliai. Liepos kiaurymėje galėdavo pasislėpti net 7 žmonės. Įlindus į drevę ir joje pakilusi viršų galima buvo pro skylę iš aukštai apžvelgti vietovę. Vėliau kiaurymė buvo užbetonuota. Medis yra viršijęs savo gamtinę brandą ir yra stagnacijos fazėje. Jo atžalos auga iš kamieninių šakų,